Nu ką, sveiki, brangieji. Mūsų toks ekstra šiandien išėjimas pas jūs, nes yra didžiulis noras ir labai smagu, kad svečiuose mūsų visų komandos pradininkas ir kuratorius mūsų Aurika. Ir mes čia, labas Aurika. Labas, malonu. Ir mes šiandien norim tiesiog pasidalinti, pakalbėti apie organizmo valymą, kad nors ir sudėtingai skamba, atrodo, šitas procesas, bet galima jį daryti su džiaugsmu, lengvai, su malonumu ir mėgautis tiesiog rezultatais. Vakar aš įkėliau testą, kur parodžiau elementus, kada yra jau kaip signalas, kad reikėtų pagalvoti apie organizmo valymą. Nes organizmas subyra ne iš karto. Jis pirmiausia duoda mums kažkokius negalavimus, signalus. Ir jeigu vis dėlto mes negebam atkreipti dėmesio, o dažniausiai taip ir yra, nes nežinom, nesuprantam, trūksta informacijos, tai aš tiesiog paprašiau, kad žmonės sužymėtų, kiek turi taip. Ir jeigu yra nors vienas taip, jau tai yra rodiklis, kad organizmas turi taršą. Tai va, šiandien dėl to ir kilo mintis mums išeiti ir pasikalbėti plačiau, kad mes savo sortimente turim mokslininkų parengtą profesionalią organizmo valymo programą. Aš ėjau jau 3 kartus ir būtent šita paskutinioji versija programos yra nepaprastai lengva, maloni ir džiuginanti rezultatais. Tai kviečiu Auriką pasidalinti trumpai apie programą, kuo ji išskirtinė, nes Aurika kuruoja jau keletas metų būtent norinčius ir tikrai jau turi daug patirties ir asmeninius rezultatus ir žmonių ir bus įdomu išgirsti iš pirmų lūpų, kaip sakant. Tai kuogi ypatinga būtent šita programa? Tai gal pirmiausia, aš pradėsiu nuo savęs, nuo savo tos istorijos. Iš tikrųjų, aš esu tokia linkstu pilnėti, taip sakykime. Visą gyvenimą kovojau su viršsvoriu. Ir va tie dalykai, va būtent ieškojau, to dalyko, kuris man palengvintų atrodyti gražiai. Kol buvau jauna, tai norėjau būti graži. Bet pirmiausia, tas grožis, tai turbūt visada eina su sveikata. Kada jau gyveni, kada įgauni tos gyvenimiškos patirties, tu suvoki, kad vis dėlto grožis tai pirmiausia yra sveikata. Ir tu, Modesta, labai gerai pasakei, kad jau kada pradeda skaudėti kažkas, tai jau yra pasiekmės ir reikia ieškoti priežasčių. Tai va tas priežasties ir pasiekmės dėsnis, jis vis dėlto mus lydi visą gyvenimą. Ir kada jau skauda, vadinasi, jau mūsų organai serga. Ir mes jiems turim labai padėti. Ir tavo tie klausimai, jie nepaprastai yra svarbus. Ir kada žmonės jau atsako bent jau į 3, tai jau reikia susidėlioti. Iš tikrųjų, vėl jeigu grįžtu į savo tą praeitį ir į tą grožio standartą, tai daug praeita dietų. Bet žinom visi, kad dieta tai yra pirmiausia alinantis dalykas, nelabai patinkantis dalykas, tu gauni rezultatą per savo tas kančias, bet greitai tas rezultatas išnyksta ir vėl tu grįžti į ten, kur tu buvai. O kodėl grįžti? Dėl to, kad tu grįžti prie tų pačių įpročių. Tai va šita programa ir yra visų pirma tai, kad mes keičiame savo gyvenimo mitybos įpročius. Tai pirmiausia, išmokstame gerti vandenį, išmokstame valgyti tuo pačiu metu, išmokstame eiti miegoti šiandien, išmokstame judėti, nes visa tai kompleksinis dalykas, būtent kompleksinis dalykas ir lemia mūsų va šitą visą dalyką. Todėl 21 diena, pirmiausia, mes turim laikytis tam tikrų reikalavimų. Ir patikėkit manim, šita programa tokia lengva, valgai, kada nori, kuria prasme, susidėlioji režimą, bet valgai, kada nori, ką nori, iš tų mūsų jau parinktų produktų, iš galimų, taip. Netgi ne tai, ką galima, ar ne, sako šita programa, bet pirmiausia, ko negalima. Tai vis dėlto lengviau yra, ar ne, išmesti iš savo mitybos to, ko negalima, negu pasirinkti tai, kas galima. Pavyzdžiui, vėl grįžtam per tą asmeninę patirtį, aš negalėdavau vakarų praleisti be obuolių. Būdavo kažkas
Bet kas, atsikeli pilvas pilnas, pučia pilvą ir visa kita. Mane šita programa išmokė, kad aš vaisius, uogas valgau iki pietų. Patikėkit manim, po pirmo karto vakarai mano jau be obuolių ir aš jaučiuosi visai kitaip. Tai va, Savaime suprantama ir lengvumas tada kūne, tiesa. Taip, tik taip. Fizinį aktyvumą pasirenki kokį nori. Pavyzdžiui, man sportas nuo vaikystės buvo kančia, bet aš pasirinkau eiti, ėjimas 10 000 žingsnių, nepaprastai lengvai susirenka. Taip, kad tai tu keiti savo gyvenimo būdą, neįspausdamas savęs į kažkokius tokius rėmus. O dar jeigu prie sveikatos grįžtam, aš turiu problemą būtent limfos. Ir man čia yra mano jau toks kryželis, kaip aš sakau, tai va man šita programa iš karto, kada jau limfa mano sustoja, aš jau žinau, kad Aurika, tu privalai laikytis programos. Kad jau laikas duoda šauktuką. Taip, jau šauktukas, kad tu privalai laikyti šitos programos ir vėl susidėlioja. Sakau, susidėlioja tie dalykai ir visiškai nesunku. Visiškai nesunku. Taip, labai įdomu būtų išgirsti, nes vat kiek kalbų su žmonėm vyrauja toks mitas, pavadinčiau, kad tai aš patenkinta savo kūno linijom, tai man nereikia organizmo valymo. Ir iš tikrųjų ir pati buvau ant to užsikabinus, kada nežiūri į sveikatą, man čia svorio mest nereikia, bet tiesiog norėčiau keletą žodžių, kad čia ne apie svorio metimą, žinoma, tai pagerėja, šitie rodikliai, bet esmė tai ne čia. Taip, va čia ir yra visa esmė, kad dažniausiai mes susikabinam ant svorio. Galbūt tas laikmetis toks, tokių pilnesnių žmonių dabar daugiau, ar ne, pavasaris artėja, visi norim gražiau atrodyti, bet būtent, kada aš išgirdau pristatymą šitos tos griežtesnės programos, dar prieš tai, Modesta, tu žinai, ar ne, buvo tokia griežtesnė programa, ir vienas medikas profesorius sakė, kad netgi šita programa reikalingesnė yra tiem vadinamiesiems liesiems žmonėms, negu tiems, kurie turi antsvorį. Kodėl? Nes toksinai renkasi būtent nusėda pirmiausia į poodinį sluoksnį, tai yra ir riebalinį sluoksnį. O tie, kurie turi nedidelį riebalinį sluoksnį, tai toksinai vis tiek jie niekur nedingsta. Jie kur dažniausiai cirkuliuoja būtent kraujyje, limfoje, kraujyje ir taip toliau. Tai va, būtent šita programa yra visiems būtina. Ir priklausomai nuo kiek mes jau pragyvenom ir kiek mes to turto susikaupę. Jaunesniems užtenka gal poros kartų per metus, ar ne? Vyresniems jau reikėtų į 4 kartą. Tai va, būtent, nes tai pirmiausia turim suvokti, kad tai yra ne dieta, o tai yra organizmo valymas. Pirmiausia, žarnynas ir visa kita. Žarnynas, limfa, kepenys, inkstai ir oda. Va, taip. Patys svarbiausi mūsų šalinimo organai. Taip. Taip, tiesa, aš irgi jau dabar gyvenu, jau šiandien, vakar, palaukit, šiandien pirmadienis, antradienis, tai vakar pradėjau 2 savaitę po paskutinio valymo ir savaitgalį turėjau galimybę atlikti sveikatos diagnostiką, tai gavau aplodismentų iš medikės, kad tikrai visi šitie 5 organai veikia, funkcionuoja idealiai. Kada ir kasa, ir žarnynas, ir tulžies pūslė netgi, nes tai yra susiję dalykai ir panašiai. Ir galbūt tiesiog irgi pasidalinsiu iš savo patirties, kad atrodo, aš 3 kartą ėjau, 2 kartus buvau ėjus ir po paskutinio ėjimo tos programos buvo praėję daugiau negu metai. Tai jau, kaip sakyti, nusižengiau reikalavimui, ar ne? Ir mano organizmas labai aiškiai atsiuntė man tokius signalus, kad jau nereaguoti negali. Ir nors atrodo daugelis žmonių net neatkreiptų dėmesį, kad čia yra būtent tarša organizmo. Tai pirmiausia, kad aš lapkričio mėnesį susirgau, turiu minty, peršalau, temperatūros buvo, nes daugiau negu 2-3 metus nebuvo man šitų simptomų. Vienas niuansas, kitas niuansas, auginu mergaitę Miglę, kai kurie žinot ir ne iš mūsų video, ir maži vaikai būna susapnuoja, ką nors naktį ir ką, pas mama žadina, ir kai nurimstau, labai lengvai užmiegau, o mama ir lieka vartytis lovoj. Tai pastebėjau, kad nebeužmiegu iš karto, jau signalas. Na ir trečiasis, kuris jau man abejonių nebekėlė, jau kaip sakyt, buvo botagas priimti sprendimą, tai kad aš pavartojus daugiau latė kavos, man visas gomurys
kaip žaizda pasidarė. Tiesiog negalėjau nei valgyti, nei gerti, nu tiesiog jau rodo, organizmas duoda signalus, tvarkykis, jau pas mus per daug visko. Ir va štai praėjus tą programą tikrai įpročiai lieka, maitintis norisi gražiai, va ir mes dabar išeinam į live, kad aš jau su kokteilį savo suvartojau tvarkingai pagal savo laiką, viską pasiplanuoju, iš tikrųjų įpročiai keičiasi ir be abejo ir tas lengvumo jausmas, ir energija, ir noras kažką daugiau nuveikti, užtat yra tikslas pasidalinti, nes tikrai, nu, šita programa superinė, kas liečia sveikatingumą ir gerą savijautą. Ir galbūt Aurika paklausiu, o kokius didžiausius iššūkius patiria žmonės? Vis tiek jau daug srautų praėję, daug tų žmonių jau tikiu, kad daugiau nei 100 prasisukę per tą visą laiką. Tai kokie iššūkiai, ką reikia nugalėti, kad būtų viskas sklandu? Pirmiausia, tai susitarti su savim. Susitarti su savim ir nemeluoti savo. Nes dažnai būna, mes esam susitarę, ar ne, lėkštės taisyklės laikomės, fotografuojam savo patiekalus, juos dedam į uždarą grupę, mūsų toks susitarimas yra, ar ne? Ir, būkim vieni, bet teisingi. Ką aš, jeigu darau dėl kitų, tai aš galiu nufotografuoti, o paskui, man skanus tas kotletukas, aš galiu dar vieną prisidėti. Bet kaip aš sakau, aš kitą apgausiu, bet savęs aš niekada neapgausiu. Dar vienas dalykas, tikrai 21 diena ir per tą 21 dieną būna daug visokių, ar ne, pagundų ir visa kita. Tai vėl nepamirškim tos senos mūsų patarlės. Degutas šaukšto ir statinė medaus sugadina. Jeigu mes jau pasiryžtam tam, jeigu mes norim kažkokių rezultatų, tai būtinai jau turim savo pasakyti, aš būsiu ištikimas šitai programai visas 21 dieną. Tai va pats sunkiausias turbūt iššūkis. Ir dar vienas sunkiausių iššūkių iškęsti tas pirmasias 3 dienas pirmą kartą. Nes per tas 3 dienas vyksta organizmo reakcija, būtent pasipriešinimas. Ir dažniausiai pasipriešinimas prasideda nuo čia, ne? Modesta, tu irgi sakei, pirmiausia, galva pradeda skaudėti, taip, nes, natūralu, kur daugiausia toksinų mūsų smegenyse nebūna. Valymasis prasideda būtent nuo smegenų. Tai va, tai galima taip pajuokauti, bet iš tikrųjų, nežinau, tokios, netgi sakykime, jeigu yra programėlė visa ir netgi ten galima, kad kava galima, tai čia jau faktas, bet netgi, sakykim, aš tai nerekomenduoju, bet mokslininkų net sukurta, kad galima ir taurę raudono vyno išgerti. Sykį per savaitę. Taip, sykį per savaitę. Bet turbūt suprantam, kad tai yra alkoholis, tai yra vis dėlto nedraugas šiuo atveju. Tai va, čia įsivaizduoju tie tokie niuansai, kad liberaliau, kad lengviau, bet jeigu gebame save pastatyti į rėmą, tai galim pabūti tas 3 savaitės ir be tos taurės. Taip, nes tuo labiau, aš sakau, pirmą kartą tai aš bandžiau netgi tas 3 savaitės ir be to kavos išbūti. Tikrai galima. Jeigu su savim susitari, viskas galima. Ir dar tiesa, kas labai svarbu, būtina naudoti papildus. Nutrilite papildus. Šiek tiek pasiplėskime, nes daugelis gali galvoti, aš ir taip švariai valgau, bet yra tam tikri elementai, kurie aktyvina ir funkcinę mitybą įsijungia ir elementai aktyvinantis valymosi procesą. Tai šiek tiek keletas sakinių, kad, kaip sakyt, būtų taškeliai ant ir aiškumas. Taip. Tai 4 būtini komponentai yra, tai būtent skaidulos žarnyno valymui, gerosios bakterijos, tada eina baltymai ir kepenų fermentas. Ir iš tikrųjų, mokslininkų yra taip sukurta, visi produktai taip yra pateikti, apskaičiuotas dozės taip, kad maksimaliai mūsų organizmai pasisavintų. Be šitų dalykų niekur. Tiesiog negausi to rezultato, kokio galbūt jūsų smegenims atrodys, kad jūs gavote tą rezultatą, bet iš tikrųjų rezultato nebus. Ir netgi tada po tos programos, jeigu jūs, sakykime, grįžtat prie tų senų savo įpročių, prie tos senos mitybos, automatiškai, net ir jeigu imam, tokį, kaip pasakyti,
patį paprasčiausią dalyką kaip svorio grįžimą, ar ne? Tai va būtent tas svorio grįžimas, jisai bus kur kas greitesnis, negu kada tu naudoji visus šitus papildus ir tada tas tavo svoris, jisai tarsi užsikoduoja, užsiciklina. Na, aišku, ten pusę kilogramo galbūt ir grįžta, bet iš tikrųjų ne. Tai va, ir paskui omega jau papildomi dar 4, omega, vitaminas B, vitaminas C ir būtinai double X. Pirmą kartą, kurie eina šitą programą, tai būtent, kur yra 3 tabletės, tai yra vitaminai, mineralai ir fitonutrientai. Be šitų nieko, nes mūsų organizmas neturi jausti šoko. Jisai turi būti pamaitintas, jisai turi būti, kiek įmanoma sveikas. Tai va čia mūsų juk tikslas toks ir yra. Atstatyti kiek įmanoma tuos organus, kad jie funkcionuotų kiek įmanoma geriau. Ir ko gero nesuklysiu papildydama, sakydama, kad dėl to ši programa ir yra tokia lengva. Ta prasme, kad šoko nėra nei organizmui pačiam, nei toms sistemoms, mes nejaučiam kažkokio alkio, nepatogumo, diskomforto ar visą kitą. Psichinė būsena gera, nuotaika gera ir dėl to norisi to, kaip sakyt, laikytis, nes ir energijos daugiau, ir miegas gerėja, ir gaunasi tik pliusai, ir dėl to tai toks įspūdis, kad lengva, malonu ir paprasta. O energija, tai sakau, turbūt mes kiekvienas jos norim, ar ne? Dabar pavasaris jau aušta, tai kaip tik norisi eiti tik į priekį. Tai va, nuo pirmadienio startuojam vėl. Tikrai baigėm, 2 savaitės pailsėjom ir startuojam vėl nuo kovo 4. Labai smagu ir tuomet aš paprašysiu visus, kurie galvojat arba galbūt klausimų jums iškilo, rašykite į komentarus, aš tikrai atsakysiu ir kas pajutot, kad jums būtų įdomu išbandyti, tai irgi duokit žinoti, pirmadienį jau bus naujas srautas, būsite prijungti į kitą grupę, kur tiesiog visas palaikymas, dalinimasis, receptai vieni kitų, idėjų daugybė ir tikrai, kad eitų viskas sklandžiai, maloniai ir paprastai. Tai dar kartelį labai ačiū Aurika už skirtą laiką ir pasidalinimą ir ką, lauksim visų programoje. Iki, gražių dienų. Iki, malonu buvo.